Vienas iš submodalumų, kurį aš išskyriau atskirai iš visų submodalumų, tai yra asocijuotas arba disocijuotas situacijos suvokimas. Tai yra, kaip žmogus suvokia situaciją, kaip jisai apdoroja informaciją, kaip jisai išgyvena patirtį, asocijuotai ar disocijuotai. Šitas submodalumas yra labai įdomus tuo, kad jo dalyvavimas arba jis dalyvauja praktiškai visose terapinėse technikose, kokią be paimtum kryptį. Tam, kad žmogus pilnai išgyventų, kaip ten sako, būk čia ir dabar, tai mums jį reikia asocijuoti. Ne? Tam, kad jisai galėtų pasižiūrėti į situaciją iš šono, mums jį reikia disocijuoti arba paskatinti disocijuotis. Taigi, submodalumai, asociacija ir disociacija. Tai apie ką yra šitie submodalumai, kuom jie skiriasi, kas ten tokio yra. Ne? Tai asocijuotas situacijos suvokimas, tai yra situacijos matymas dalyvio akimis, pirmo asmens akimis. Aš matau pats, dalyvauju pats. Aš išgyvenu visus jausmus, emocijas, visus tus pojūčius pats, kaip tiesioginis šitos situacijos dalyvis. Tie, kas žiūrėjo suvokimo pozicijas, tai asociacija yra visiškai prilygsta pirmai suvokimo pozicija. Aš pats esu situacijos dalyvis. Pats kalbu už save, matau savo akimis, jaučiu savo pojūčius, jaučiu pats, savo jutimo organais, kalbu pirmu asmeniu. Pati kalbos konstrukcija. Aš esu, aš einu, aš darau. Asociacijos momentas yra koksai, kad aš čia ir dabar, šią akimirką išgyvenu visais 5 pojūčiais tą situaciją. Tai reiškia, kad aš esu labai jautrus pokyčiui. Kaip pavyzdys, įsivaizduokite, kad, galite netgi užsimerkti, jeigu norit, įsivaizduokite, kad jūs atsisukot čiaupą, paleidot vandenį, pakišote ranką po to vandeniu ir ten geros tokios tinkamos priimtinos temperatūros vanduo bėga. Ne? Ir kurį laiką palaikot ranką, tai malonu, šilta, drungna, šilta, tas vandens temperatūra yra tinkama. Ir staiga labai greitai pasikeičia vandens temperatūra. Tai kadangi tai yra vaizduotėje ir jūs tai vaizduotėje darot, bet kokiu atveju smegenys siunčia signalą, kad reikia patraukti ranką, ar tai šiltas, ar tai šaltas vanduo, bet greitas pasikeitimas, submodalinis pasikeitimas, temperatūros pasikeitimas, įjungia reakciją ištraukti ranką, krūptelėjimą tokį. Ir tai reiškia, kad šitam eksperimente taip sudalyvavęs žmogus buvo visiškai asocijavęsis su savo įsivaizdavimu, su savo vaizduotė. Dabar mes pereinam prie kito submodalumo, prie opozicijos. Tai disocijuota būsena arba disocijuotas situacijos suvokimas. Iš karto pasakau, iš suvokimų, 3 suvokimų pozicijų, tai būtų stebėtojo pozicija. Tai reiškia, kad aš situaciją suvokiu, situaciją matau kaip stebėtojas, tai yra iš šono, save matau iš šalies, procesą visą matau, girdžiu ten kalbančių žmonės, bet ne aš pats kalbu, ten girdžiu, matau kalbančių žmonės, dalyvaujančius žmonės procese. Gali būti, kad matau iš šono, iš apačios, iš kito šono, iš viršaus, iš kokio tai kampo tą situaciją, bet ne pats esu situacijos dalyvis. Tai reiškia, kad kaip žiūrėčiau, kad televizorių. Kai pats vairuoju automobilį, tai esu asocijuotas ir priiminėju sprendimus ir suku vairą ir taip toliau, o kai žiūriu per televizorių, kaip tai daro koks nors lenktynininkas, tai jau tokio disociacijos daugiau. Ir kur dabar įdomus yra momentas, kur dabar įdomus elementas. Asociacijos, disociacijos, asocijuotos, disocijuotos situacijos suvokimas arba informacijos apdorojimas, jisai mums yra ant tiek priimtinas ir tiek mes jame dalyvaujam, kad net nejaučiam, kada įsitraukiam į tokias situacijas. Pavyzdžiui, jums kažkas labai patinka. Tos pačios, tarkim, lenktynės patinka. Ne? Ir jūs žiūrit, stebit per televizorių arba per kažkaip kitaip, žodžiu, ne pats dalyvaujate, o stebit, esate stebėtojas, kaip ten vyksta tos lenktynės. Ir tiek įsitraukiat, tiek įsijaučiat, kad net nejaučiat, kaip pradedat judėti.
ten koks nors posūkis, jūs pasilenkėt, koks nors ten pagreitėjimas, jūs atsitraukėt, tarsi jūs pats dalyvautumėt tose lenktynėse. Tai labai faina, labai smagu, taip, veidrodiniai neuronai, visi kiti dalykai, mes įsitraukiam į procesą, aš esu įsitraukęs, man tai faina, smagu ir taip toliau. Kur trūkumas yra šito elemento? Kai netyčia, jeigu atsitinka kažkoks nemalonus įvykis, pavyzdžiui, avarija, tai kas atsitinka? Tada iš karto atrodo, kad skauda tau. Įvyko ten, tarkim, lenktynėse dažnai būna, tas išlėkė iš trasų, susidūrė dvi mašinos ir tu susitraukė, visas kūnas tavo sureaguoja. Tu ten nedalyvauji, tai yra tik vaizduotės vaisius, bet tu sureaguoji į tą procesą, į tą įvykį, kuris įvyko, tai ir teigiamą sureagavai, nes buvo fainas, smagu, malonu, ten koks gražus filmas, berniukas pasipiršo mergaitei, žiūrėkit, merginos nubraukė ašarą, kokia svajonių istorija. Ir kitoks variantas įmanomas. Tarsi, kai asocijuotai suvoki situaciją, tarsi susigyveni su ją, nors realiai nedalyvauji. Tai faktas, kad išgyveni, vos neperimi tos įvykius, tas būsenas, tos procesus visus, kurie ten vyksta ir išgyveni pirmą asmenį. Jeigu kam teko žaisti kompiuteriniais žaidimais, tiesiog kalbu savo asmeninės patirties, lenktynėse pro kokį tunelį važiuoji, tai būdavo tiek įsijauti į tą lenktyniavimą, kad važiuojant per tunelį mes net pasilenkdavom, atrodo, kad tunelis per žemas, kad mes pralystume. Tai va tai yra puikus asociacijos pavyzdys. Disociacija yra labai vertinga ir reikalinga, kai reikia pasižiūrėti iš šono, kai reikia paanalizuoti kažkokią tai situaciją, tarsi pasižiūrėti ją iš šalies. Kai žmogui sekasi, labai gerai būtų, kad jisai išgyventų tai pilnai, visais mokėtų pasidžiaugti, kaip sako. Tada, nes tai yra susijęs su resursinė patirtim. Jeigu jam pasisekė, jam gavosi, jis pasiekė norimą tikslą ir rezultatą, kad jisai išgyventų kiek įmanoma platesnę emocijų ir jausmų paletę, nes smegenyse užsirašo viskas okei, viskas puiku. Tuo tarpu, jeigu nepasisekė, kažkas nesigavo, taip, niekas neatšaukė liūdesio, niekas neatšaukė gedėjimo, reikia ir tą išjausti, taip, nėra ko tai ignoruoti, bet kai eina kalba apie mokymąsi iš patirties, geriau disocijuotis ir pasižiūrėti, čia buvo taip, čia buvo taip, čia buvo taip, kitą kartą darysiu taip, taip, taip ir taip. Jeigu nebūtų disociacijos, jeigu visą laiką mes būtume tik asocijuoti, tai būtų labai sudėtinga, būtų labai įdomu, nes būtų labai daug emocijų, bet būtų labai sudėtinga nešališkai priimti sprendimus, kažko tai pasimokyti iš savo patirties, taip vadinamos toks išreiškimas yra šaltu protu, pasižiūrėti, įvertinti, atkreipti dėmesį ir priimti kažkokius tai sprendimus. Kas kartais atsitinka? Kartais žmonės sukeičia situacijos vietomis. Kai jiems pasiseka, jie į tai pažiūri disocijuotai arba nurašo, nuvertina savo pasiekimus. Sako, tai netyčia čia gavosi, žinai, čia. Tai čia maštai ką, aplinkybės taip sukrito. O kai nepasiseka, tai jisai ima tą kryžių nesėkmės, kraunas ant pečių, eina su tuo kryžiumi į priekį ir sako, va, čia mano gyvenimas, čia taip ir turėjo būti. Žinojau, kad man taip bus ir taip toliau. Kur ir kada įvyksta toks sutrikimas, toks pasikeitimas, pasakyti labai sudėtinga, darom prielaidą, kad tai yra išmoktas elgesio modelis, tai jeigu tai yra išmoktas elgesio modelis, tai galima ir atmokti, galima išmokti, džiaugtis pasiekimais ir truputėlį disocijuotis nuo nesėkmių, mokytis iš jų, o ne užsisėdėti, būti labai ilgai juose. Tai tam taikomas šitas asociacijos, disociacijos modelis, modalumas. Dar kartelį, asocijuotai išgyvenu situaciją pirmo asmenio, disocijuotai, tai tarsi žiūriu filmą kaip stebėtojas. Ir pabrėšiu, kad visose terapinėse technikose, visose konsultavimo technikose šitas modalumas egzistuoja, kai tavęs paprašo, įsivaizduok save ateityje, ir jeigu pažiūrėtum iš šono, kokį patarimą savo duotum, tai tada disociacija nuo savęs. Praktiškai labai universalus modalumas ir tikrai, netgi sakyčiau, kiekvieną dieną, galbūt nesąmoningai, bet taikomas
mūsų kasdienėje praktikoje.